Labadiena, mėly žiūrovai. Šiandien mes bandysim plėsti mūsų MCP Club veiklą ir bandysim rašyti pilotinį webcastą, kuris vadinasi Microsoft Exchange 2010 Routing and Transport. Jis sudarytas iš dviejų dalių. Šiandien apžvelgsim pirmą dalį Transport QS ir trupučiuką vėliau rašysim antrą dalį apie routingą. Be abejo, viskas priklausys nuo jūsų komentarus. Jeigu feedbackų daugiau bus teigiamų negu neigiamų, tai darysim tokias laidas periodiškai. Ok, tai pabandysim apžvelgti Transport QS. Reiškia, Transport Pipelines, Exchange Transport Pipelines, iš kokių dalių, iš kokių funkcionalumų sudarytas tas pipelines, reiškia, kaip Exchange'as gali siųsti, gauti arba net generuoti paštą. Ir pradėsim nuo SMTP Send Receive Connectors, po to yra Pickup Reply Directories, Store Driver, Transport Agents ir Transport QS. Ok, pradėsim nuo Send Receive Connector. Reiškia, pašnekėsim kol kas dabar apie Send Receive Connectorį. Send Connectorį mes aptarsim, kai šnekėsim grinai apie routingą. Okay? Tai reiškia Receive Connector. Pagal nutylėjimų, kai jūs instaliuojat Hub Transport Server rolį į jūsų Exchange organizaciją, jūs jau turit keletą Receive Connectorių. Matomi yra du Receive Connectoriai. Reiškia, Default, jūs žiūri 25 portas, standartinis SMTP portas su intencija gauti pranešimų. Taip? Ir Client. Reiškia, jis specialiai padaryta tam, kad jūsų vartotojai, non-MAPI vartotojai, reiškia, ne Outlook vartotojai, o, pavyzdžiui, vartotojai, kurie naudoja POP3, IMAPas, ir taip toliau, tokius protokolus, gali vėlgi irgi išsiųsti paštą, okay, sakysim, taip, bendrauti su Exchange serveriu. Dar yra vienas hide, kad Receive Connectoris, bet jį grinai naudoja Exchange savo reikmėms, palaikyti ryšį su kita Hub Transport serveroliu. Kažkaip taip. Ok, tai kaip iš brėžinuko matosi, kad viskas, kas eina iš interneto, pavyzdžiui, be abejo, mes supratom, kad šito vietoje gali būti Edge server rolė, taip, arba kažkoks trečių šalių produktas, devices ir panašiai. Bet kol kas pas mus tokia apžvalginė laida, tai įsivaizduokim taip, kad tiesiogiai iš interneto siunčiama paštą į Hub Transport server rolę. Aišku, do not try at home, kaip visada. Ok, bet anyway, nesvarbu kaip SMTP Receive Connectoris gaus tos pranešimus pašto, svarbu tai, kad jis vis tiek viską perduos į Submission Queue. Reiškia, tolimesniam apdorojimui. Kol kas tiek, be abejo, ten yra daugiau plačiau teorijos ir deep dive galima padaryti gaunai apie kaipgi galima sukurti konektorių, kaip konektoriai aprašymai, security nustatymai, iš kokia IP gali būti siunčiamas, gali būti prieinamas, pavyzdžiui, tas pranešimai paštai ir panašiai, bet čia dar viena, kita laida. Pickup Reply Directories. Galbūt, jeigu jūs nežinot, dabar sužinosit, jeigu pamiršot, tai įsiminsim dabar tokią situaciją, kad įsivaizduokit, kad jūsų Exchange serveriui yra vieta, kur jūs galit, kaip sakyti, užaplaint, reiškia sukurti kažkokią failiuką ir naudodamas tą failiuką Exchange'as išsiųs paštą. Kosmonautika, aišku, bet pabandysiu prisiminti. Program files pagal nutylėjimas mes turim po instaliacijos dvi direktorius, Pickup Directories ir Reply Directories. Reiškia, pagal nutylėjimai, pagal default yra C program files, Microsoft Exchange Series V14, Transport Roles, Pickup ir Reply Directories. Reiškia, kaipgi viskas vyksta. Okay? Tai įsivaizduokim taip, kad vartotojas gali įeiti ten į tą direktoriją, sukurti tam tikrą failiuką su extensions email. Reiškia, nesvarbu, laiškas.email, mail.email. Ir atitinkamai generuoti tą failiuką tekstinį, kur turi būti rašytas headeris, reiškia kam, nuo ko, gali būti subjectas, turi būti palikta blank linas, tuščia eilutė ir po to pranešimas. Pagrindinis klausimas, kamgi to reikia? Įsivaizduokit, kad pas jūs dar administruojate ar planuojant kažkokią biznes aplikaciją, kuri buvo parašyta prieš 5 milijardus metus ir dar užsakovas buvo, nežinau, seniai egiptiečiai parašė ir užsakovas buvo Tutanchamonas, pavyzdžiui.
ir jums reikia tą aplikaciją administruoti. Ir ta aplikacija turi išsiųsti kažkaip paštą. Bet jinai nesupranta, kas yra SMTP, jinai supranta, kas yra Exchange serveriai, kaipgi galima ten applainti tiesiogiai į Exchange serverį paštą. Tai va šitoje vietoje jūs turite galimybę jai duoti prieigą prie šitos direktorijos. Su kokia intencija? Su tokia intencija, kad jinai galės daryti tokius panašus, pavyzdžiui, talaiškas.email arba report.email failiukus ir Exchange'is kiekvieną 5 sekundės tikrins šitą direktoriją su intencija gauti tos email failiukus. Reiškia, ką jis darys po to? Jis pažiūrės, patikrins, kad šitoje direktorijoje yra tas failiukas ir paims apdarojimui, persas į submission queue, reiškia tolimesniam apdarojimui, pervadins tą failą, pavyzdžiui, jis buvo ten report.email, pervadins tą failiuką į report.tmp ir po kažkiek laikų iš ten ištrins iš tos vietos. Okay? Jeigu ten kažką atsitiko blogai, ten buvo blogai suformatuotas tas failiukas ir panašiai, jis sukurs failą, pavyzdžiui, report.bet ir viskas, ir sustos. Tai kartas nuo karto, jeigu jūs naudojat pickup direktorijos, tai kartas nuo karto užeikite ten ir pažiūrėkite, ar ten viskas tvarkoja. Gerai, tai matot, jūs kol kas negalite taip atidaryti tekstinį failiuką ir pradėti rašyti, pavyzdžiui, mielas Jonas, aš ten siūsiu tau dabar laišką ir nežinau, kaip tau sekasi ir panašiai. Net jis, tas failiukas, tas email failas turi būti atitinkamai teisingai sukurtas. Reiškia, yra keletų RFC standartų, kurie veikia, pavyzdžiui, SMTP paštas, ne? Panašiai. Jūs visi žinom, arba dabar bandys prisiminti trumpai, tai, kad SMTP naudoja kaip ir toks envelope, reiškia vokelis, čia vienas iš dalių, o kitas dalis jau mūsų pranešimas. Tai įsivaizduokit, kad vartotojai vokelio, reiškia envelope, niekada nemato. Reiškia, jis specialiai sukurtas tam, kad SMTP serveriai, nesvarbu kokie, ten gali būti open source, gali būti Exchange serveris, gali būti nesvarbu. Bet jeigu jis veikia SMTP formatu, SMTP protokolu, tai reiškia, procesai bus panašus. Ne? Tai mes, pavyzdžiui, sukursim kažkokį failiuką, reiškia, jau teksto pranešime, viršui bus headeris, reiškia pranešimo headeris. Ir po to mes matom jau patį jau pranešimą, ne? Jonas parašė, kaip jam sekasi. Ir panašiai. Tai va, atsižvelgiant į mūsų headerį, SMTP server, bet kuris, nes sukurs envelope, reiškia, irgi paims iš headerio kam, nuo ko ir panašiai, plus dar papildomą sisteminį informaciją. Ir bandys išsiųsti į kitą pašto seriją. Pagrindinis klausimas tikriausiai gali būti tai, kuogi skiriasi pickup ir reply directories. Vizija tokia pati, viską jis daro taip pat, bet įsivaizduokite, kad pickup directory, kaip aš sakau, jūs galit jeigu jūs administruojat kažkokį seną aplikaciją, čia pirmas variantas kaip pavyzdys. Antras pavyzdys būtų tai, kad jūs galit patikrinti jūsų Exchange server mail flow. Galbūt kažką neveikia, panašiai, tai jūs galite tiesiogiai iš Exchange server pabandyti išsiųsti paštą. Ok, reply directory. Jie specialiai pritaikyta tam, kad pavyzdžiui, jeigu jūs iš transporto eilių, kai mes pažiūrėsim po to ir kaip sužinosim po to šiandien prezentacijoje, kaip galime eksportuoti pranešimus. Mes galim eksportuodami pranešimus vėl naudodamas šitą direktoriją reply directories vėlgi importuoti arba pabandyti Exchange paprašyti, dar kartelį apdarok tos pranešimus. Arba jeigu jūsų Exchange serveris bendrauja su kažkokį serverį non-SMTP serverį, reiškia, kuris nepalaikė SMTP pranešimus. Ir naudodamas foreign, konektorius, foreign gateway serverį, panašiai, jis galės bendrauti, naudodamas tą reply direktoriją, jis galės bendrauti su to Exchange serveriu, su to kito pašto, non-SMTP serveriu. Ok, bet yra keletą nustatymų, arba keletą apdorojimų, kurios jūs galite pakonfigūruoti tą pickup and reply directories. Reiškia, viena iš tų konfigūravimų, tai jeigu jums reikia, kad jūsų headeris, šitoje vietoje headeris, būtų daugiau nei 64 KB, pagal default yra 64 KB, tai jūs galite, naudodami PowerShell, jūs galite
pavyzdžiui, praplėsti tą galimybę. Ir, kaip mes matom, yra keletą nustatymų, kai visada PowerShellas bandysim, nes jūs žinom, kad Exchange Management Console ir Exchange Management Shellas veikia tokiu principu, kad 20–80%. 20% mes galim padaryti su Exchange Management Console, 80% su Exchange Management Shell. Jeigu mums reikia padaryti deep dive konfigūravimo, ten nustatyti kažkokius kosminius parametrus, kurie tam, nežinau, neįmanoma rasti net Exchange Management Console, vienintelį vietą Exchange Management Shellas. Dar vieną failiuką aš parodysiu jums vėliau, kurį irgi galima vėlgi tos pačios kosminius parametrus pakonfigūruoti, bet kitaip. Tai ok, reiškia set transport service minus identity mile, tai mes pasirinkėm mūsų Exchange serverį pickup directory path. Nu, mums reikia kažkur pernešti tą pickup directory į kažkokią kitą vietą, į kažkokią kitą storage, gal greitesnį storage ir panašiai. Ok, set transport service minus identity mile, pickup directory max header size. Kaip aš sakiau, max header size šitoje vietoje mes galėsim praplėsti galimybę, reiškia, jūs galite rašyti ten, nežinau, 5 milijardams vartotojų. Okay? Tai vat, kaip pavyzdys, 96 KB pasirinkime. Set transport server minus identity mile, pickup directory max recipient per message. Iš pavadinimas, aišku, ne? Pagal default yra 100, reiškia 100 gavėjų gali būti, dabar mes praplėtėm iki 200. Ir paskutinis yra set transport service minus identity mile, pickup directory max message per minute. Reiškia, žiūrėkit, mes tiesiogiai negalim nustatyti arba paprašyti serverį, mielas Exchange'as, jeigu gali patikrinti tą direktoriją dažniau negu 5 sekundės. Tokios parametrus mes negalime įvesti. Ne? Bet mes galim padaryti, kad jeigu kaip TIGU Exchange'as kiek kartų, dabar galim nustatyti, kiek kartų jis per minutę tikrins tą direktoriją. Nu, atsižvelgiant į to, žiūrėsim, kiek ten išeina į sekundės, 3 sekundės, 2 sekundės, panašiai. Kiekvieną sekundę gali. Arba vieną kartą į metus. Kaip pavyzdys. Gerai, reiškia, vienas dar paskutinis dalykas, pickup ir reply directories, jeigu jūs bandysit kur nors pernešti, jie negali būti toje pačioje direktorijoje. Reiškia, jums reikia sukurti atskiras direktorius. Ok, next, store driver. Jau prasideda tokie įdomumai, kasgi daro store driver ir kas yra mail submission service. Gal pabandysit prisiminti, kaipgi vartotojas siunčia paštą. Jūsų vartotojas, Jonas, kuris naudoja Exchange serverį bet klientinė programa Outlook. Ką jis daro? Jis kreitina, daro new mail, rašo, tam nežinau, Petrui ir rašo subjectas, kaip sekasi ir tekstas. Nu, kaip sekasi ten, ką darai. Ir paspaudžia send. Iš vartotojo pusė labai viskas aišku, nes kažkokiu mistiniu būdu tas pranešimas atsidūrė dabar outbox'e, ten pabūna trupučiuką ir automatiškai perkeliamas į send items. Все, visi happy. Vartotojas happy, Outlookas happy ir Jonas tikriausiai irgi happy. Bet iš Exchange pusių, žiūrėkit, kaip viskas vyksta. Vartotojas po to, kai paspaudė send mygtuką, Mail Submission Service, kuris veikia ant Mailbox server rolių, tam pačiam Active Directory'se, nu tam pačiam, aišku, serverį, okay? Kur vartotojo pašto dėžutė. Jis darys taip, jis paprašys Hub Transport serverį, būtent store driver su tokia intencija, mielas store driver, prašau prisijungti prie Jono vartotojo dėžutį ir paimk iš jį paštą. Jis labai nori su Petru pabendrauti iš Klaipėdos, okay? Ir laukia dabar pranešimų. Jeigu tau nesunku, paimk ir išsiųsk. Super, jis prisijungs, paims tą pranešimą ir, surprise, padarys persus viskas į submission query. Reiškia tolimesniam apdarojimui. Čia yra pagrindinis toks trumpai, taip, vienas iš store driver funkcijų. Antra funkcija tai, kad jis be abejo, kai Jonas gaus tą atsakymą, tai tiesiogiai, store driver tiesiogiai paimdamas iš tam tikros eilės, tiesiogiai padės į Jono mailbox'o dėžutę. Tai bus logiškas klausimas apie tai, kad kamgi tas reikalingas submission services, mail submission service, kuris kiekvieną kartą ten labai mandagiai prašys Hub Transport server rolį paimti pranešimą, jeigu tam nesunku ir panašiai. Mes visi žinom, labai vėlgi trumpai apie high availability mes pašnekėsim šioje laidoje, taip toliau.
mes visi žinom, kad kaip mes galim padaryti high availability, kalbant apie hub transporto rolius. Reiškia, apie kas visada žinom, kad ten gali būti client access array, apie mailbox rolių yra database availability grupė, panašiai, bet apie hub transportą visada sakoma, kad jūs kuo daugiau suinstaliuokite tą pačią Active Directory saitą, to hub transport server rolių ir viskas bus šokolada. Jums nieko daugiau nereikės daryti. Nu, okei. Tai vat įsivaizduokite taip, kad Mail Submission Service pastovi pas save turi sąrašą, hub transport serverių sąrašą, kurie yra tam pačiam Active Directory saite. Kiekvienas 10 minučių jis daro apklausą. Jis žino, turi savo dombazę, jis žino, kiek yra hub transporto. Kiekvieną 10 minučių updateina tam bazę. Jeigu jis negali prisijungti prie kažkokio hub transporto, tam pačiam Active Directory saite, jis pažymės jį kaip mirusį, kaip jam sunku gyventi, nu neišeina, negali jis dirbti dabar. Ir po 5 minučių vėlgi pabandys paklausti, kaip tau sekasi, ar ten pasveikai, dabar tau gali priimti pranešimus. Vėlgi, ta vizija, visa ta teorija, nes Mail Submission Service skiriasi, pavyzdžiui, Exchange Server 2010 RTM versijos nuo Exchange Server 2010 SP2 versijos, kaip tai. Pati vizija skiriasi. Bet čia vėlgi aš dar porą valandų šnekėsiu, mes neturim taip tiek laiko dabar. Ok, reiškia stodžaveris. Nu, dar lieka viena trečia funkcija, apie kurį aš šnekėsiu turbučiuką vėliau, bet šio prezentacija. Gerai, Transport Agents. Kaip, jeigu jūs neįsivaizduojate, kas tai yra, kaip paprasčiausias būdas, kaip suprasti, kas yra transporto agentai ir kaip gali Exchange Service taipgi vėlgi sugeneruoti paštą, tai įsivaizduokit, kad jūs turit pagal nutilėjimą, pradedant nuo Exchange 2007 versijos Hub Transport Roles. Reiškia, priminsiu trumpai, Jonas rašo laišką Petrui, jis praeina per Exchange Server, per Hub Transport Server rolę ir ten yra nustatyta, kad visa conversation, visa bendravimo tarp Jono ir Petro turi būti nukreipta dar į kažkokį papildomą dėžutę. Arba į tą pranešimą turi dadyti dar kažkokius tam, nežinau, disclaimeris ar panašiai. Tai yra transporto agentai. Reiškia, jie žiūri visus SMTP eventus, sakysim taip. Nes jeigu mes palyginėm su 2003 versija Exchange, ten vėlgi galima buvo tokį kaip agentus, pavadinimo nebuvo, bet mes galėjom apdoroti SMTP eventus. Microsoft atsisakė nuo tokios vizijos, nes gana not flexible. Labai sunku. Nes dabar jūs galite, naudodamas standartiniu API, jūs galite sukurti savo transporto agentus. Jūs galite nusipirkti kažkur iš trečių šalių transporto agentus. Arba, nežinau, gauti kažkokiu kitų būdų. Tai va, įsivaizduokit, kad pagal nutilėjimą jūs savo organizaciją turit be abejo transporto agentai, kuris dabar pasakiau, kurie transport rules apdaroja. Turit journalingas, reiškia archyvavimą visą tą, sakysim taip. Jeigu jūsų organizacija naudoja Transit Management Service, tai jūs šitoje vietoje iškart pamatysite, kad yra RMS agentas, kuris vėlgi darys tai, kad, pavyzdžiui, vartotojas Jonas siunčia Petrui pranešimą ir neužšifruoja tą naudodamas RMS klasterių, RMS sertifikatus. Bet jūs kaip Exchange administratorius galite padaryti tokią konfiguraciją tam tikrą, kur pasakyti, kad visa conversation tarp Petro ir Jono turi būti užšifruota. Ir net jie gali ir pamiršti tą užšifruoti, paprastai paspaudžia send ir taip toliau. Bet Exchange'as vis tiek priverstinai naudodamas RMS agentų, o šifruos tos pranešimus, vėlgi naudodamas RMS sertifikatus. Ok, ir jau atėjom, taip sakant, beveik į galą su Transport Queues. Reiškia, mes pažiūrėjom, kaip Exchange'as gali gauti tos pranešimus. Dabar pažiūrėsim, naudodamas kokiems procesams, kaip mes galim pažiūrėti arba kaip Exchange'as gali apdaroti tos pranešimus. Ir pati svarbiausia yra Submission Queue, po to Mailbox Delivery Queue, arba jeigu jūs kur nors žiūrėsite tą literatūrą, gali būti, kad yra Local Delivery pavadinimas. Po to Remote Delivery Queue, Poison Message Queue, Unreachable Queue ir Shadow Queue. Apie Shadow Queue mes pašnekėsim, kai bendrausim apie High Availability. Yra tokia specialo feniška, šalia Shadow Queue galima palyginti Transport Dumpster, pavyzdžiui, taip.
bet, vėliau. Ok, jeigu mes trumpai dar kartelį pasikartosim visus galimybės, kaip gali exchange'as gauti paštą arba apdaroti tą paštą, tai įsivaizduoju, kad pickup directory, send receive connectors, store driver arba transporto agentai, vis tiek jie visi perduoda tos pranešimus tolimesniam apdarojimui į submission queue. Surprise, surprise. Okay? Tai va, submission queue turi savyje tokią funkcionalumą kaip categorizer. Iš pirmą kartą išėjo. Categorizer. Kas yra categorizeris? Jis sudarytas iš 3 veiksmų, iš 3 funkcijų, sakysim taip. Pirma funkcija yra recipient resolution, antra routing ir trečia content conversion. O labai trumpai vėlgi apie recipient resolution. Ką jis daro iš pradžių, kai gauna pranešimą, categorizeris veikia recipient resolution specialiai padarytas resolveris. Reiškia, pavyzdžiui, Jonas siunčia paštą Petrui ir pirmam žingsnį resolveris bandys sužinoti kažką apie Petrą. Ar jis yra Active Directory tos exchange organizacijos narys. Okay? Reiškia, kur jis turi pašto dėžutį. Ar yra kažkokie nustatymai arba ten exchange administratorius uždraudė mums bendrauti paštu. Reiškia, Jonas negali siųsti paštą Petrui. Tai va šitoje vietoje, kai jis sužinos viską apie vartotoją, ta taisyklė bus įvykdyta. Sakysim, kad ok, tu negali siųsti paštą Petrui, neturi teisę. Dabar kita problema. Įsivaizduokit, kad jūs, kai vienas su vienu bendraujate, tai ok, bet jeigu jūs galite rašyti kažkokią superorganizaciją, pas jūs distribution grupė, pas jūs yra, pavyzdžiui, personalo skyrius, kur sudarytas iš 5 milijardų vartotojų. Ir ta distribution grupė, recipient, resolveris, recipient resolution, turi išskleisti, reiškia, pažiūrėti visą tą grupę ir expand padaryti. Ir apie kiekvieną vartotoją kažką sužinoti, ar jis exchange organizacijos narys, ar jis ne mūsų Active Directory, aplamai ne mūsų organizacijos tas dalyvis ir panašiai. Vėlgi ten jis gali apsaugoti nuo mail loopų ir daug tos teorijos, bet įsivaizduokit taip, kad šitoje vietoje jis daugiau sužino, resolveris daugiau sužino apie gavėjų, apie visus vartotojus, kur dalyvauja pašto siuntimo procesai. Nepamirškit dar tokią galimybę, jeigu mes prašnekėm labai trumpai, off-topic tokias, kad jeigu mes šnekam apie distribution grupės, kokius milijardinius, 15 milijardų, 25 milijardų tos vartotojus, galbūt jūs turit visą pasaulį ir darot Alfa Centauri, turit keletą vartotojų, ten turit nuotolinį ofisą. Tai va, šitoje vietoje, galbūt exchange service šiuo metu, galbūt jūs specialiai pastatysit į jūsų exchange organizaciją tam tikras hub transportą, kuris užsiminės grinai tokiais grupės apdarojimų, tokios didelis grupės distribution, mail distribution grupės apdarojimų. Reiškia, šitoje vietoje, žiūrėkit, ateina paštas, standartinis hub transportas sako, ok, šitą grupę, jam yra nustatytas serveris, kad jis apdaros tos distribution grupės. Būtent tas, būtent specialiai padarytas hub transportas. Ir jis tą pranešimą išsiūs į tą specialiai hub transporto serverolį su intencija, kad hub transportas kitas pastoviai apdaroja tos grupės. Yra kitas pliusai minusai. Pliusai to, kad jūsų standartinis, pavyzdžiui, jūsų exchange serveris, hub transportas neužkrautas tokias didelis grupė apdarojimų, nes jis automatiškai persiūs į tam tikrą serverį. Minusas tos, jeigu jūsų tas serveris, kuris apdarojo to grupę apdarojimų, mirs, tai viskas. Nes mes žinom, kad jeigu nors vienas hub transport serverolė ir Active Directory site gyvas, tai mes vis tiek galėsim išsiųsti paštą. Bet jeigu mes tiesiogiai nurodėm, kad šitą grupę turi apdaroti būtent tas hub transportas, tai yra niuansas, kad jeigu jis mirs, tai bus failas. Ok, tai maždaug turim viziją, ką daro recipient resolution. Antras dalykas, antras stepas routingas. Vėlgi trumpai mes turėsime apie routingą, kaip ir sakiau, atskirą temą, bet trumpai sakysiu taip, kad routingas šitoje vietoje nustato kelią, kaipgi išsiųsti tą pranešimą tam tikrų vartotojų. Reiškia, nustato kelią iki sekančio exchange serverį arba iki tam pačiam Active Directory site serverį, arba jis turi nusiųsti. Tai svarbu ta idėja, kad jis turi rasti kažkokį kelią, kaip jį nusiųsti paštą.
Ir paskutinė, content conversion, vizija tokia, kad šitoje vietoje exchanges, Categorizeris, bandys pritaikyti charsetas, pavyzdžiui, kažkokį kodavimo tablicą. Pavyzdžiui, kiekvienas vartotojas gali turėti savo norus, jis turi matyti ten, nežinau, kaip mes atvaizduos, kaip exchanges, kaip Outlook'as atvaizduos tą pranešimą. Tai mes žinom, yra remote domains, tokį funksuoja exchange management console, galim pakonfigūruoti exchange management shell'ą. Kaip mes nurodom, kad būtent šitą įstaigą, ten, nežinau, mūsų partneriai, ten, business partneriai panašiai, nori matyti, kad vat, iš jūsų ateinančias pranešimas būtų padarytas vat, būtent taip. Sukonfigūruotas pagal charsetas, tam tikrai, panašiai. Tai va šitoje vietoje content conversion, kiekviena vartotoja, jis daro tai, kad konvertuoja contentą pagal tam tikrus nustatymus. Bet šita taisyklė galioja tik tais atvejais, jeigu mes siunčiam paštą į išorę. Reiškia, už mūsų exchange organizacijos ribų. Nes viduje organizacijos content conversion daryti nereikia. Ir dabar mes dar paskutinę funkciją prisiminsim, kaip aš sakiau, apie store driveris. Jis kaip paskutinį turi trečią funkciją, vietoj to, kad jis gauna paštą, siunčia paštą į pašto dėžutės. Bet paskutinė funkcija yra, jis konvertuoja iš MIME į MAPI ir iš MAPI į MIME. Reiškia, atitinkamai, ar jis siunčia arba gauna paštą iš pašto dėžutės. Ok, tai dabar mes galim pamatyti, kad tokį viziją apie Categorizerį. What's next? Mes galim dabar pristatyti tokį bendrą vaizdą dabar. Dabar įsivaizduokit, dar kartelį, kartuoju, ateina paštas į submission queue, visada ateina paštas į submission queue, nesvarbu kaip jis gauna. Dabar veikia Categorizeris, reiškia recipient resolution, routing, content conversion, nesvarbu. Ir atitinkamai už kaip suveikia, kaip atidirbo Categorizeris, bus sukurtas tam tikros mail queues. Reiškia, įsivaizduokit, kad Jonas rašo Petrui ir Petras yra gyvena tam pačiam mailbox'e. Tam pačiam mailbox'e yra rolė, kur ir Jonas. Tai atitinkamai jis viską sužinos apie tą vartotoją, apie Petrą, ir sukurs local delivery queue. Su tokia intencija, kad pristatyti paštą. Iš local delivery queue paims store driveris, mes jau žinom, ką jis daro, taip jis. Ir pristatys Petrui į Petro pašto dėžutę. Viskas. Vartotojai happy. Įsivaizduokit, kad Jonas rašo Petrui ir Sauliui. Petras yra tam pačiam mailbox'e, o pavyzdžiui Saulis yra iš aplamai kitos organizacijos. Tai įsivaizduokit vėlgi, submission queue, Categorizeris ir bus sukurta nauja delivery queue, remote delivery queue, kurio būdu SMTP konektoriais, nesvarbu kaip jis ten bus suinstaliuotas, arba jūs tiesiogiai turėsite, arba jūs naudosite DNS mixerius, arba smart hostas, arba dar ką nors. Bet svarbu tai, kad routingas buvo nustatytas kelias, kaip jam reikia tą padaryti. Pavyzdžiui, kaip naudodamas kokį konektorį reikia siųsti tą pranešimą. Tai reiškia, bus padėtas remote delivery queue, kur bus padėtas laiškas specialiai sukurtų Sauliui ir naudodami SMTP send konektorius, tas laiškas bus išsiųstas. Kitas unreachable queue. Reiškia tas dalykas, kad jeigu Categorizeris nežino, kaipgi jam rasti paštą, kaip jam rasti kelią, nesisekė jam gyvenime šiandien. Negali jis padaryti, resolvinti tam domainą tam tikrą, arba dar ką nors. Tai jis pasakys, padės tą pranešimą į unreachable queue ir gana detaliai, galima taip sakyti, aprašys, kad dabar aš negalėjau siųsti paštą, todėl kad negalėjau resolvinti domainą kažko, arba dar kažkokias bėdas. Tai jūs naudodami arba tam tikros priemonės, arba management shells, arba management console galėsit pažiūrėti tos klaidos erorus ir be abejo galėsit pabandyti išspręsti tą bėdą. Ir paskutinė, bet šitos skaidrį paskutinė queue yra poison message queue. Įsivaizduokit taip, kad exchange'as savyje turi tam tikras algoritmas, kuris patikrina kiekvieną paštą, su kokia intencija, kad tas paštas gali būti harmful, reiškia, gali būti kenksmingas pačiam exchange serveriui. Iš teorijos mes be abejo atsimenam, kad yra poison mailbox ir dar panašiai, bet šitoje atveju tik apie poison message queues. Dauguma, man atrodo, 90% bus, jeigu jūs pamatysit poison message queue pas save eilės tokį sudarytą, tam yra tam tikros kažkokios laiškus. Tai įsivaizduokit, kad tikriausiai jūs naudojat kažkokį transporto gintai arba
trečių šalių transporto agentą, arba jūs patys parašėte tą transporto agentą. Ir nes nepamirškite, kad transporto agentai turi pilną pareigą prie jūsų SMTP eilę, prie jūsų ten pipeline, ne, transport pipeline. Tai vat šitoje vietoje exchange'as tikrins tą paštą, jeigu jis pamatys pagal tam tik, vėlgi sakau, pagal tam tik algoritmą, jeigu pamatys, kad šitas paštas gali būti keiksmingas exchange serverį, jis padės jį į poison queue, į suspendings. Nu, apie suspendinimą mes pašnekėsim. Žodžiu, ką vėliau. Gerai, tai mes įsivaizduojam maždaug, kaipgi tai viską architektūra, kaip veikia transport queues. Bet reikia nepamiršti, kurgi transport dombazė turi kažkur fiziškai egzistuoti ant jūsų serverių. Tai yra logiškai, nes šitoj dombazė laikinai turi gulėti tie paštai, ne, kol jie apdarojami, sakysim taip. Tai pagal nutylėjimą C program files Microsoft Exchange Server V14 Transport Rows Data Queue. Ir surprise, jūs, jeigu jūs žinot Mailbox SE Storage, reiškia struktūrą, tai yra ta pati SE Storage struktūra. Reiškia tas pats principas, kaip veikia Mailbox serverolės, kur guli jūsų paštai, pavyzdžiui, vartotojų paštai. Okay? Tai vat mail.queue reiškia patį dombazę, temporary database files, jis, jeigu tam transporto serveris buvo restartuotas arba hub transportas, pavyzdžiui, serveris buvo restartuotas, jis ten startavo printų, pačikins visą tą bazę jūsų struktūrą. Nu kaip visiškai teorija, visiškai ta pati. Ne? Mes turim transaction logus, checkpoint files, bet vienas skirtumas, esminis, galvant apie Mailbox rolę, yra tai, kad transport queues pagal nutylėjimą įjungta funkcija circular logging. Reiškia, jūs transaction logus nematysit kosminį skaičių. Todėl, kad jis naudos keletą logų ir vienas kitą perrašys. Visos tos pasikeitimų dombazės, ne transaction logai. Ok, checkpoint files. Reiškia, be abejo, žinom, jis tikrins, kad iš transaction logų buvo įrašyta į dombazę ir panašiai, reiškia, tikrina, ar visas procesas vyksta pagal tam tikrą nustatymą. Okay? Ir kai visada rezervuota transaction logai, kaip ir teorijas apie Mailbox rolę, tai dombazė, tai jeigu exchange'as matys, kalbant apie Mailbox, ne, kad pavyzdžiui, labai greitai baigsis vieta, ne, disko masyvė, diske baigsis tupai vietą, tai šitoje vietoje, ką jis daro? Jis daro paskutinis pranešimus arba logus, įrašo į tam tikrą specialiai rezervuotas transaction logus ir dismount. Čia apie Mailbox yra. Tai visada, be abejo, jūs turite transaction logus, kurie specialiai pritaikyta tam, kai jau ten last call-ui, taip sakant. Okay? Gerai. Tai jeigu mums reikia kažką pakonfigūrinti, jeigu mums reikia kažką apdaroti arba, nežinau, dadėti kažkokius funkcionalumus į tą dombazę, į transport queues, visada mums anksčiau visada padeda šitas change management shells, bet šitoje vietoje mes turim naudoti htransport.exit.com. Čia dar vienas failiukas, kur jūs galite pradėti deep dive konfigūravimą. Reiškia, jeigu tai paskaičiuosite trečią vietą, ne, change management shells, change management console ir šitas transport configas. Viduj yra tekstinis failiukas. Ne, jis guli pagal nutylėjimo program files Microsoft Exchange V14 bin direktorijos. Ne, yra tekstinis failiukas, kur mums reikės dadėti, jeigu mes norim perkelti tą mūsų transport dombazę į kažkokią kitą vietą. Queue database path ir queue database login path. Reiškia patį dombazę ir be abejo transaction logą ir panašiai. Šitoje vietoje trupučiuką Exchange'as mums padeda, reiškia pagal nutylėjimą C program files Microsoft Exchange Server V14 scripts. Guli tam tikrą PowerShell'inį skriptukas, kur taip ir vadinasi Move Transport Database. Ir PowerShell'inį skriptus mes galime paleisti ir, pavyzdžiui, Move Transport Database PS1 minus queue database path ir nurodytą kelią nurodyti. Bet nepamirškite, kad ta vieta, jau ta direktorija turi būti parašta ir jau sukurta ir laukti tos pranešimus. Okay? Po to, kai jūs padarot arba pakeitėt htransport.exe config, arba PowerShell naudojant pakeitėt tą vietą, ne, konfiguraciją, kur guli dombazė, jūs turite įstartuoti transport servisą. Ok, reiškia, pažiūrėjom viziją, dialogiją, neologinį struktūrą, pažiūrėjom fizinį, kurgi jis guli. Dabar gal pabandysim naudojant tam tikros priemonės
pažiūrėti, kaipgi mes galim apdoroti tos kūjas ir be abejo, kaip mes galim apdoroti message, reiškia pranešimai, kurie dabar apdorojami tos eiliuose. Reiškia Exchange Management Console kūja viewer arba Exchange Management Shells. Reiškia, grinai priklauso nuo jūsų tikėjimo, kaip patogiau jums. Bet yra keletą niuansų. Naudodamas, jeigu jūs turite vieną Exchange serverį, tai be abejo, gal kažkokį veiksmą labai greitai. Nam reikia pažiūrėti, kiek yra kūjų. Arba jums reikia, atėjo pranešimas iš Operation Managerio su intencija, kad žiūrėk, pas tave ten jau eiliuose sudarytas didelis trendas toks. Ir pažiūrėk, kad kažką ten blogai. Jūs Exchange'as jam sunkiai gyventi dabar. Tai jūs galite padaryti Exchange Management, atidaryti Exchange Management Console, kūja viewer. Ir kūja vieweris yra specialiai tam gana paprastai, jau iškart matysite. Bet, jeigu jūs turit daug Exchange serverių, visą jūsų didelę organizaciją Exchange, nežinau, 200, 15, nesvarbu. Naudodamas Exchange Management Shells, jūs galite užklausti visus hub transport serveriukus su intencija, kad parodykit visi man, pavyzdžiui, šiuo metu dabar eilės, kas ten sudarytas, kokia eilė situacija. Be abejo, mes galime naudoti kūjo vieweris, bet ten gana reikia connect to server, browse, next, finish, tarasme, reikia kažkokius veiksmus daryti. Naudojant PowerShell, jūs galite padaryti vėl keletą komandlėtų komandą. Ir kitas niuansas, gana jau toks stiprus, taip sakant, į Exchange Management Shell pusę, yra tas, kaip ir sakiau, 20–80%. Reiškia, jei yra daug komandų, daug nustatymų, kurį jūs negalite padaryti naudodamas Management Console, tik PowerShells. Ok, tai standartinė pati paprastesnis komanda yra get kūja. Reiškia, parodyk, prašau, ant hub transporto, parodyk dabar eilių sąrašas. Kas tam pas tave darosi? Kaip pavyzdys, davайте pažiūrėsim, gal identity reiškia, mes turim 3 eilės dabar. 8, 9 ir submission. Reiškia, žiūrėkit, submission kūja jūs matysit visada. Jeigu net jūsų Exchange serveris miega, nežinau, ten ilsisi jam pietų pertrauką, jis neapdaroja jokio paštus, ten dabar ir taip toliau, ten kava geria ir rūko, vis tiek bus submission kūja jūs matysit. Ir gana greitai pažiūrėsim, reiškia, ką mes galim pamatyti, yra delivery typas, statusas, message count ir net hop domain. Pradėsim nuo delivery typas tikriausiai. Vot paimsim 8 eilę, delivery typas mapė delivery. Iš pavadinimo gana aiškiai parašyta, kad tikriausiai jis naudos mapė delivery, reiškia store driverį jį naudos, kad pristatyti paštą. Šitoje vietoje mapė delivery typas buvo mapė delivery, status ready, message count 0, reiškia jis jau išsiuntė tą pranešimą, bet eilė dar mes matom. Po kažkurių laikų, man atrodo, apie po 3 minučių po defaultu, jis dings tą pranešimą, tą eilį dings, dar kartelį sakau, submission kūja niekada nesidings, jūs matysit visada. Ir next hop domainas. Prieisim prie next hop domainas. Ok, delivery typas. Čia ne visas nepilnas sąrašas, tam tikrų pavyzdžių, yra tam tikras trumpai parašyta, ne? Reiškia DNS connector delivery. Iš pavadinimus aišku, reiškia, jis bandys naudoti DNS IMX įrašus su intencija ir siūsti paštą. Ok, Smart Host Connector Delivery. Reiškia, jis naudos Smart Hostus. Mes galim turėti Smart Hostus konektorius su jūsų internet service provideriu. Jums ten visiškai neįdomu, koks domeinas yra, kaip ten reikia ir siūsti, jūs siunčiat į tą Smart Hostą ir čia jau ta Smart Host problema, kaip pristatyti paštą. Mapė delivery, kaip ir mes pažiūrėjom, čia grinai mūsų viduje Active Directory site. SMTP relate to routing groups. Įsivaizduokit, jūs galite pamatyti tokį delivery typą, tik tikriausiai vienai atveju, jeigu jūs turite koegzistenciją šiuo metu su Exchange Server 2003, pavyzdžiui. Nes vizija, visi mes atsiminam, žinom, kad vizija aplamai, kaip pristatyti paštus, kaip Exchange'as pristato paštas, routingas vyksta. Kalbant apie 2003 Exchange 2010, visiškai skirtingai. 2003 Exchange'as naudodavo routing groupsus, 10 ir 7 Exchange'as naudoja Active Directory sites. Be abejo, mes ir ten hostus, visus tos aprašymus, kaip jie sąveikia vienas su kitu. Bet be abejo, mes kaip Exchange administratoriai galim turėti savo dar vidinius aprašymus apie tos Active Directory sites,
grinai pritaikyta Exchange serverį. Tai reiškia, SMTP Rewrite routing grupės, tai reiškia bus pranešimas į 2003 kažkokią routing grupę, ten kur yra bridge kėdės ir panašiai. Undefined. Reiškia, undefined, jūs matysite tik submission queue. Undefined reiškia jis, nu dabar, arba nieko nedaro. Просто jis pastovi, jeigu jis nieko nedarys, bus undefined. Tai reiškia, next scope'as, iš manualo jūs galite pamatyti, kad next scope'as nerastas, daug kol kas neatresolvintas. Ir unreachable, nu aišku, jūs matysite kažkokį pranešimą, nes jis ne unreachable, kodėl? Todėl, kad negali resolvinti DNS name. Dar ką nors. Ok, reiškia, ir pagrindinis dar pasikeitimas, kalbant apie 2007 Exchange 10 yra next scope domain. Vat šitoje vietoje, aš paėsiu, ką aš dariau. Iš vieno vartotojo pašto dėžutės buvo išsiustas porą pranešimų. Ne? Reiškia, pirmas pranešimas buvo į Mailbox 1, čia yra Mailbox Store, nu, Mailbox, taip, database. Ir pranešimas į Mailbox į sekančią kitą database. Bet tas sekančias Mailbox 2 yra kitam serveriui buvo specialiai suspendinta. Ok, sakysim taip. Tai, kad mums pamatyti, kad. Tai žiūrėkit, pasikeitimai, kalbant apie Netscope domainą, kalbant apie 7 ir 10 versiją, yra didelį, nes anksčiau, kas žino gerai Exchange 7, buvo taip, kad Netscope domainas buvo nurodytas remote serveris. Case serveris, tam storage grupė ir taip toliau, taip toliau. Sakysim taip. Dabar mes rodom grinai Mailbox, dombas. Kodėl tai padaryta? Todėl, kad buvo pasikeitę visą viziją apie database availability groups. Nes mums nesvarbu, kur šitą dombazę yra mountyta, vat būtent šitų metu. Čia būtų serveris A, serveris B, serveris C, visiškai nesvarbu. Ir jeigu mes turėtum seną viziją, kalbant apie 7 serverį, tai tada database availability groups neišeitų. Nu, neišeitų normaliai daryti. Bet šitoje vietoje, kaip dar kartelį pasikartosiu, mes siunčiam Netscope domain, siunčiamas tiesiogiai į Mailbox dombazę, ne į serverį. Gerai, tai vat Netscope domainas koks gali būti. Nu, galbūt arba Mailbox serveris, arba SMTP kažkoks domainas sekantis, arba ten, žinau, kitą saitą jums reikės persiūti, panašiai. Tai va, dar kartelį, va taip įeina, jeigu mes paprastai, taip mes tokią viziją turim, jeigu mes paprastai parašom get queue. Kažkaip taip. Ok, dabar, kaipgi mes galim apdoroti tos, kaipgi mes turim kažkokius taiskus, kaipgi naudojam PowerShell, kaipgi mes galim pažaisti, sakysim taip, su tais queues. Reiškia, patį įdomiausia yra, nu, ne tai kaip patį įdomiausia, bet, nu, suspend queue, pavyzdžiui, ok? Reiškia, suspend queue minus filter status equal retry. Priminsiu, žiūrėkit, suspend queue reiškia padaryti pauzę visus eilę. Mes galim pafiltruoti statusas equal retry. Vat mes matom statusas, vat statusas yra šitas. Šitų vietą statusas, nes, pavyzdžiui, jeigu būtų kažkokia klaida, pavyzdžiui, negalėsit pristatyti ten ir bandys retry daryti, ne, per naują persiūsti. Tai vat mes galim apdoroti, pavyzdžiui, visos padaryk pauzę toms eilėms, kurios dabar statusas yra retry. Logiškai, ne? Gerai, resume reiškia vėlgi play paspausti. Resume queue ir šitoje vietoje mes darome filter, status turi būti equal suspended. Nu aišku, nes po to, kai mes padarom suspend queue, automatiškai pasikeitė statusas suspended. Jis dabar vėl statistas. Okay? Retry queue ir resubmit. Retry queue, jeigu ten mes galim vėlgi iš naujo paleisti tą mechanizmą, kad, nu, davai pabandyk prisijungti ir ten išsiųsti paštą, pavyzdžiui. Ir resubmitas, ne, pavyzdžiui, retry queue minus filter status equal retry server mail resubmit message. Resubmit darys visą tą procesą iš naujo. Procesas koks, jis visus pranešimus padės submission queue. Ir jau po to prasideda šitas visas veikimas ar procesas su kategorizeriu, resolveriu ir taip toliau, taip toliau. Reiškia, resubmit mes vėl padėsim tos pranešimus į submission queue. Ok, su pranešimais. Ta pati vizija, suspend message. Suspend message minus filter from address equal SMTP club. Reiškia, jūs galite padaryti ant pauzę, ne, paspausti ant pranešimą į pauzę. Šį kartą filtras yra from address equal. Reiškia, visus pranešimus, kurie yra eilė ir nuo smtpcloud.lt, jis užpauzas. Okay? Aš nežinau, nu,
Kol rinkėjams. Resume message filter from address equals ncp.lt reiškia atvirkščiai padaryti. Dabar remove message. Vėlgi, gana įdomi komanda. Įsivaizduokit, žiūrėkit. Dabar remove message minus filter subject equal. Aš šito vietoj parašiau vangrą. Bet visi mes žinom, ką aš turėjau menį. Jeigu nedaryti kontekstinį reklamą, čia būtų Niagara. Tai va šitą vietą, mes galim, nu taip jo, apsaugoti, kažkaip tai va, pažaisti su subjektais, okei? Ir minus with no delivery reportas false. Pavyzdžiui, nu čia yra papildomas optional tokia funkcija, kad mes galim sakyti, kad tu no delivery reportų nesiūsk tas reportas siuntėjų, nesiūsk PPM, drop ir viskas. Export message, žiūrėkit, su export message irgi, kam to reikia, galbūt jums reikia eksportuoti tą pranešimą į, be abejo, jūs galite į kažkokį vietą eksportuoti, į email formatą. Su tolimesniams jums reikia pažiūrėti, ten buvo spamas, ten buvo kažkokie virusai, jūs galite apdaroti visą tą struktūrą, pažiūrėti, galbūt, nu, ką jūs po to vėliau darysite su to failiuką. It depends, bet jūs turite galimybę eksportuoti. Gerai, nu ir pažiūrėsim jau prie tos funkcionalumas, kuris mums visus PowerShellas duoda. Reiškia, tokius trumpus egzamples, okay? Get query mes jau pažiūrėjom, standartinį eilį. Bet dabar pažiūrėsim, pasistengsim pažiūrėti tos visus poweris, kuris mums duoda PowerShellas. Reiškia, padarysim pipeline'us, su pipes. Ok, reiškia, tai yra didelė komanda, didelė tokia eilė iš sudarytas keletą komandlėtų. Tai va, pažiūrėsim. Žiūrėkit, get transport server. Šitą komandą padarys sąrašą objektų, okay? Kuris sąrašas iš visų hub transport serverių, kuriuos mes turim organizacijoje. Nice. Įsivaizduokit, kad mes 3 turim. 3 hub transport serverius mūsų organizacijoje, tai mes turėsim hub 1, hub 2, hub 3. Jau turim. Naudu po šitos komandos, get transport server. Mes turim 3 hub transport serverius. Okay? Dabar darom pipeline. Statom pipe, reiškia visą mūsų outputas buvo mūsų 3 hub transport serverius. Mes perdodam toliau į sekančią komandą. Sekančią komandą yra get query, reiškia parodyk man eilę, minus filter ir statusas equal retry. Reiškia parodyk man visus eilės, kur statusas dabar yra retry. Nu, ten bėdas kažkokios. Tai va šitą komandą suveiksis hub transport 1, hub transport 2 ir hub transport 3. Reiškia, mes turėsim viso iš mūsų visos Exchange organizacijos, ant visų hub transport serverolių, mes turėsim eilės, parodys mums eilės apie tos, kurie, pavyzdžiui, dabar yra statusas retry, visus eilės. Ok, ir jau šitas outputas, mes perdodam toliau ir dar į trečią komandlėtą, get message. Ir naudodamas tą galimybę pipeline get message, mes pamatysim visus pranešimus, kurie yra dabar eiliuose, visus eiliuose su statusu retry, visus hub transport server rolių. Nu, ok. Kažkaip panašiai taip. Gerai, žiūrėkit, sekančią komandą, trečią, ne? Get transport servers, vėlgi, vizija tą patį. Mes paimsim sąrašą, sukursim sąrašą, ok? Kaip taip. Visų hub transport serveriukų. Sekančią komandą. Get message filter from address like ncp.lt. Reiškia, parodyk man pranešimą ir pafiltruok. From address like turi būti, nesvarbu, ten info ncp.lt, Evgenijus ncp.lt. Iš šitų domenų. Tai tą patį vizą. Visi hub transport serveriukai ir siunčiam į inputą get message. Reiškia, mes užklausim, parodyk man visus pranešimus iš MCP klubo domeną per visus mūsų hub transport serveriukus. Ok, labai paprasta, 2 komandlėtai mes turim visą Exchange organizacijos mūsų viziją. Nes su Exchange Management konsolė taip greitai, nu mes irgi turėsim, bet ten reikės tada nieks neeks finish, ok. Ir gerai, paskutinė. Paskutinis didelė komanda tokia. Get transport, tas pats, sąrašas hub transportus. Get query filter minus filter delivery types equal DNS connection delivery. Reiškia, šitoje vietoje mums pafiltruos parodys tik tos eilės, kur yra
Delivery typas, kaip mes šnekėjom, DNS MX įrašai, reiškia DNS connector delivery. Naudos DNS MX įrašus išsiųsti. Okay. Reiškia, užklausim mūsų visus, mes visus Hub Transport serveriukus parodyk man parašau parodyk tokią eilę. Next, get message. Parašau parodyk visus pranešimus, kurie yra dabar tuos eiliuose. Ir, surprise, remove message, minus confirm čia option. Reiškia, dabar ką mes padarysim? Mes padarysim tai, kad ištrinsim visus pranešimus per visus Hub Transport serveriukus, kurie buvo paruošti arba buvo eiliuose, kur yra delivery typas, DNS connector delivery typas. Jogi labai trumpai, stengiausi daug teorijos nepasakoti ir panašiai, tai jeigu jums tikiuosi buvo naudinga, tai palikit komentarus ir visada galite žiūrėti mcpclub.lt, matysite šitą įrašą ir jeigu yra kažkokių nuomonių, žinau, pasiūlymų, pagėdavimų, yra info mcpclub.lt ir aš visada atsakau visus tam tikrus klausimus. Ir ačiū už dėmesį.